Kodėl pagonys siaučia ir tautos užmačias rezga? Sukyla žemės karaliai, valdovai sąmokslus rengia prieš viešpatį ir jo pateptąjį. Jie sako, sutraukykime jų pančius, nusimeskime jų virves. Tas, kuris sėdi danguje, juoksis, viešpats tyčiosis iš jų. Tada jis rūsčiai prabils ir išgąsdins juos savo įniršiu. Aš patepiau savo karalių Sijone, savo šventajame kalne. Aš paskelbsiu nutarimą, kurį viešpats man pasakė. Tu mano sūnus, šiandien tave pagimdžiau. Prašyk ir duosiu tau paveldėti pagonius, pavesiu tau visus žemės pakraščius. Geležinė lazda juos tramdysi, kaip molio indus juos daužysi. Taigi dabar, karaliai, būkite išmintingi, pasimokykite žemės teisėjai, tarnaukite viešpačiui su baime, džiaukitės drebėdami. Pagerbkite sūnų, kad jis nerūstautų ir nežūtumėte kelyje, jo rūstybei staiga užsidegus. Palaiminti visi, kurie juo pasitiki.